O, užsikūrė. Nu, visiškai slenksčio nėra priekį. Trankos neištraukia, eik suso. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I'm making it. Važiuojam į Ukmergę. Pasiūlė mum 91 faceliftinį už visai gerą kainą. Tai dabar reikia jį nuvažiuoti, pasižiūrėti ir nupirkti po to su biški. Apvalyti ir dėti į autogitą. O Nissanas, kurį matėte, jisai stovėjo čia. Dabar jis tenai kraunasi ant tralo ir yra parduotas. Ką, Šarai, gazuojam? Ja. Jau, mes šalia Ukmergės. Čia yra, nesakysiu, koks čia miestelis. Kas pažįsta vietovę, galbūt patys suprasit. Čia bažnytėlė medinė yra. Žodžiu, šalia Ukmergės. Ir laukiam savininkų, turi atvažiuoti, nes sakė, čia yra BMW kiti ratai, vasariniai. Todėl atvažiuos čia su to mašiną. Žodžiu, mes čia turim tokį planą, chuliganą sugalvojo. Kaip matėt, nupirko Mazda antrą su traiškita morda. Ir mums reikia detalių. Todėl... Traiškitų priekių. Morda. Lietuviškai žiūrėkit. Kaip gražiau skamba, morda ar priekis? Priekis gražiau skamba. Taip. Nu, nesmė. Žodžiu, įserdėm vakar Mazda, defektavomės, reikalingas kapotas, televizorius, abu žibintai, abu sparnai ir bamperio laikiklis vienas. Ir grotelis. Tai vienas žmogus, pamatęs mūsų storiuką, parašė, kad turiu tokiai mašinai detalių. Jos yra Utenoje. Ir mes sumastėm tokį planiuką. Žodžiu, atvažiavom čia pirkti BMW E91 universalų, nes kapotą su Passatu mes sedanu neparsivešim. Jeigu mes nuperkam tą BMW, apsižiūrėję, tada važiuojam, bandysim derint, važiuoti į Uteną, paimti kapoto, žibintų, va, atvažiuoja BMW. Tai va, BMSas atvažiavo, savininkas nenori filmuotis, pilnai suprantama, viskas tvarkoj. Iš pažiūros neblogai, kol kas atrodo. Žvakės priekį, taip, pilkas. Kas vidui? Salonas. Vidui salonas. Start-stopas, 6 bėgiai, sėdynės. Kiek šis ridos turi? 300 štukų. Šitą dar pasižiūrėsim, tikiuosi, kad taip ir yra. Beveik švaris, biški yra. Jo, pačia biški urdi, vašuosiu. Šiek tiek yra. Tu sakė, 3 metai turėtų, ne? Įdomu, ką parodys. Pažiūrėsim, ką kariuotikal parodys. Ir ką, jinai atvažiavo sveika iš Belgijos, ne? Kaip? Sveika atvažiavo ar daužta? Jo, vakar. Tokia kokia? Niekas nedariau. Supratau. O, atsidaro stiklas, va čia ir vyriai nenulaužti, nes būna jam lūžti, su matęs. Šitą vietą? Jo. Nu kažkur ten lūžti. Laidai buvo tvarkyti, neveikė šitas, žodžiu, nėra. Tai va, dėl to neatsidarinėja. O antena yra spoilerį, jeigu neklystu. Dėl to ir neatsidarinėja. GoPro buvo eurą, tai pagičiu GoPro naują ir sunkiau. Čia nakmenų. Esu matęs daug baisesnių. Jo, bet nėra be šitos, nėra be staigmenų. Prieš žiemą jo būdo kartais į mėnesį porą, 3 kartus dingdavo, bet ant šaltą motorą važinai. Pravažiuoji 10 minučių atsiranda. Tai o kas? Trauka dingsta, tai turbina dingsta tikriausiai, ne? Jo, net nesigirdi, kad užpūsta. Nu, radai kažką įdomus? Ne, viskas tvarkoj. Na, tokia ataskaita man patinka, perkant mašiną. Gražu, rida. Rida, viskas good. Su dukiam, man atrodo, atvažiavim.
226. Žalų nerodo. Pagaminta Lietuvoje 21. Tai jo, 3 metai, kaip ir sakiau. Viskas good? Viskas legit, taip kaip ir sako žmogus. 11 metų, ką tai reiškia? Kažką Ignelis sugalvoja. Čia plevelerda šitą čia? Aš nežinau, žinau, aš pasiėmiau iš žmogaus, aš buvo tas chrominės grotelės buvo, jos visas jau atsimutinėjus. Tai reiškia šitą daiktą galime. ABD11? Ai, jo, turėtų. Davai, pažiūrime. Jo, įdomu, gal parodys, kas yra dėl tos traukos dinginėjimo. Nu, salonas biški tuštokas, kas ne koža. Bet šviečia, kaip įdomi iš tikrųjų, kaip susikomplektuoja žmonės. Tarsi televizorius nėra. Europa. Galiu tik dėmus. Europa. O šviečiančios rankenos, žodžiu, va, matosi. Kažkas čia dabar nešviečia. Va, šau. O jama mato, net modelį viską. Nes bet geresnės komplektacijos. Ar BEMSus E-klasės, E-serijos dar įima BEMSus, tai naujesnis skenuoja, taip. Čia yra 11 metų. Nu va ir nuskanavo. Yra klaidelių. Kiek klaidų? Engine. Oxygen sensor. Lenda zonda keičia. Tai gali būti, kad neištrinta klaida tiesiog. Gali būti. Nežinau, aš jį atsakau, pakeičiu ir viskas. Ai, nu tai tada taip. Exhaust gas ir EGR'as. EGR klaida yra. Tai va, gali būti dėl to. Position control, test conditions. Jeigu jisai nesusiskaičiuoja kažkurio metu, arba pastringa, sušyla, tada jisai pradeda vaikščioti. Gali būti, ta prasme, sunku pasakyti, žinai, dabar nebėra taip, kad kaip anksčiau, žinai, laidą uždėjau, užmovė, žinai, dirba variklis arba nedirba, dabar biškai viskas sudėtingiau. Be diagnostikos niekur. Auxiliary water pump. Čia standartinė klaida. Žiūrėjai, liukas yra. Nu, žiūriu, ar panoramą yra, ar nėra. Ai, čia interior light. Footwell module. Aš pasakysiu taip, ta prasme, va taip reikėtų mašiną prisižiūrėti, kas važinėja savo. Tai dėt geras dalis, mašina išplauta yra. Nu, sako neišplauta, tu nematyt turbūt neišplautos mašinos. Bet čia yra neišplautas Passatas, Ignelį, minus 50 respekto taškų dėl šito. Bet o tokias mašinas gera yra apžiūrėti, iš tikrųjų, na aišku, bet... Vat ko nemėgstu, vat kas man labiausiai erzina, tai kad nėra cup holderių. Nu, vat, kodėl BMW sugalvoja, kad čia turi būti kažkokia speciali opcija. Kitose mašinose standartiškai, bent jau keliai išpjauti. O, ir čia dažyta. Šitie... Čia va, šis matinė, čia šitas. Tai buvo medis tikriausiai, šios negražios spalvos. Vat šitą garsą tai nemėgstu, BMW. Auksas yra? Jo, ten Bluetooth aš pasijungiu. Ai, tu pasijungęs tą, turėtelį, ne? Liko va viena klaidelė. Tai čia dėl water pump. Auxiliary. Jo, auxiliary water pump. Tai čia ta papildoma elektrinė kur būna, ne? Papildoma, net pump. O BDŠkė parodė mums problemas. Nieko čia tų problemų daug nėra. Bet esmė tame, kad nusiskanavom. O jeigu norit ir jūs ABD11 nusipirkti, tai galit šitą dalyką padaryti jau pas mus e-shop'e. Jau turim ir mes šitą dalyką parduoti. Tai aplankykit mūsų e-shop'ą, nusipirksite ABD11, galite nusipirkti ir automobilio priežiūrai dalykų. Žodžiu, aplankykit, pažiūrėkit, gal kažką rasit, kas jums patinka. Žodžiu, test drive'as. E91, šiaip faina mašina man 91 visai. Aš tai aišku norėčiau, jeigu taip sau, tai norėčiau automato ir 3 litrai, ir su ampaku, ir su ksenonais, ir su teliku, bet perkam dėja ne sau. Negalim tiek užšaldyti pinigų ilgam. Tai va, žodžiu, 300 štukų, padažytas apdailos, vangiukas. Kažkaip deda Androidis, čia pjauna daro, bet tada vis tiek čia turėtų valdiklis būti, kiek suprantu, šitą vietą. Žodžiu, test drive'ą padarėm.
nelabai turiu kaip peikti tą mašiną, žodžiu, viskas su ja kaip ir gerai. Dėl tos traukos toksai kabliukas neaišku, kame reikalas, ar turbina, ar AGR, ar dar kažkas, bet šaltam būna dingsta ir po to pašyla atsiranda, tai čia irgi reikėtų ieškoti galų. Toliau nežinau, važiuoja gerai, biški purto stabdžių diskai, aš manau, kad purto galiniai, gerai, palauk, užmestakį, kas čia yra, jie biški pajuodė, priekiniai keisti, tu sakė, ne? Priekiniai keitė, bet jie pajuodė, galimai gali būti ir pakeitinti, bet atrodo, kad galas iš tikrųjų, nes muša per kėbalą, bet nebaisiai. Galas irgi nauji buvo nesenai, nes nėra nei zarubkės nieko, kaip čia, kanto nėra, lietuviškai. Tai žodžiu, gerai, kol kas raktą dar duodu tau. Už kiek tu jį man atiduodu? Sunkus klausimas, žinok. Aš žinau, kad šiaip ir mašina nėra bloga, aš neturiu ką jos peikt labai, žinai. Bet mes darėtis turim, čia yra faktas. Priklauso tiesiog, jeigu mes iš tais jau nuperkam, jeigu sudaram kažkokią kainą, tai bet kokią atveju siūsim džempą, nes man patiko pabendrauti. Plius žmogus žiūri visas serijas, nu, malonu su maloniais žmonėm bendrauti. Jo, limited edition, kur šopė to ir neliks tikriausiai, nes šiaip perka šopas. Užsukit į šopą apsižiūrėti, visko yra. Aš šiandien pats dar persižiūrėjau, nes atnaujinom dizainą, tai daug patogesnis patapo ir dasidėjo produkcijos beje. Tai va. Gerai, tai kokia tavo galutinė kaina jos yra? Nu gerai, 2,7, ką galvoju. 2,6 ir manau, kad galim sukirsti rankų. 2,6. Ne, aš labiau linkęs 2,6, kertam rankom, pildom dokus, važiuojam, užsakom tau džempą, nes tu šiaip aukštas bičas, tai tau reikės dar pagal atsiveš dydį tikriausiai, nes nebus tokį. Ir dar atsiūsim džempą. O gal užsuksim pakeliui, gal pats į Vilnių važiuosi pas... Nu, sutarsim, dėl šito tai sutarsim. 2,65 tada. 2,65. Per daug gerų įspūdžių su ja buvo. Bet kiek kažkam kitam dar bus gerų įspūdžių ir tu ją dar pažiūrėsi, pamatysi. Nu čia jo, čia jo. 2,65. Ir dar džempą gausi. Džempas 5 eurų praktiškai kainuoja, ne? Kiek jisai? Jo, beveik. Ar ne? Džempas 5 eurų. Nu džempas čia nieko nekeičia, ta prasme, ar taip ar taip. Ar taip ar taip, čia tiesiog. Nu gerai, tu pats buvai pasiūlęs kainą 2,680. Padarom ir viskas. Tai jau pats pasiūlė. Pats kaltas. Gerai, 2,680. Tvarkom dokas ir dar žmogų reikia iki darbo pavežti. Nu ką, aš jau nebe už vairo. Igniukas vairuoja. Važiuojam į Uteną. Adresą davė? Adresą davė. Dabar įsuk čia, į dešinę ir link Utenos. Tai pasakyk adresą. Filmuoju dabar, Igniuk. Dabar patenkintas? Taip. Labai gerai. Tai žodžiu, kur aš čia baigiau? O, koks 91 negražus, mūsų daug gražesnis dabar. Tai mes vėl BMW, tiksliau Ignelis pirmą kartą BMW dabar už vairą. Įvalit šviesą. 1,8. Bet ekonomiškas. Tai pučiam į Uteną pasiimti Mazdos priekio. Tai va, atvarėm detalių. Turim žibintus, kairė dešinė, bamperį suderinom, tai nereikės mums to pačio tvarkytis. Laikiklis, kairė pusė. Nu gerai, kairė pusė, jo. Televizorius pilnas, šitų laikiklius, kapotas, kairys sparnas. Ir dar posūkis bus sufiškė, nes kaip matėte, jisai yra įklijuotas, laidai įklijuoti. Tai padarysim tvarkingai, prilituosim kaip priklauso. O gal žalią priekį padarom? Ką galvojat, gal pusę mašinos aptrauk vieną spalvą? Žinau netgi, realiai tai... Gal pasitreniruojam trauk plionkę mašiną, ką? Padarom raudoną priekį, jeigu jau trauk plionkę. Nu. Ir tipo kaip ugnim nueina. Ne, jokių ugnių. Davai, čia Ignelis savo fantazijas. Ne, aš šiaip rimtai gal traukt plionkę ant durnius. Nes manau, kad mes ją pasiliksim važinėti savo kurį laiką, gal kada sugalvosim parduoti, bet esmė, kad prikolas būtų. Vakam reikalingas universalas. Mazdos visas snukis tilpo. Atsiprašau dar kartą, Mazdos visas priekis tilpo. Snukis dar lietuviškas žodis tinka. O,
lietuviškas žodis. Snukis tilpo į Bemso šikną. Žodžiu, aš galvojau, kad jis man duos groteles į bamperį, o jis visą bamperį. Tai nupirkom kapotą, televizorių, priekinį sparną, priekinio sparno laikiklį, nupirkom bamperį pilną, abu žibintus ir dar ten kelius laikikliukus, fiškę su posukiu į sparną už 200 eurų. Tai mums betrūksta tik tai dešinio sparno, nes ant šitos mašinos jisai yra, bet jis yra surūdijęs, tai neverta. Apkeliavom Zarasų rajoną Utenos, užsukom pas tėvukus, aplankiau, nes kai toks darbas, šiek tiek mažiau laiko lieka savom reikmėm ir reikalam, tai išnaudojom puikią progą, kad esam šitoj pusėje Lietuvos ir užsukom aplankyti. O kam čia ta mašina? Nu, aš, man. Kas nutiko po to? Igniau, pasakok. Balkinę tą pusę prisukiau, aš padaviau ir prisukėm abu. Šitas va dalykas, Aš padaviau, jisai nepažiūrėjo. šitas turėtų būti va čia, nes čia yra jo laidai. Apačioj. Apačioj. Aš tą pusę prisukau, ateinu pusę šitas varžtus nusuk žiūriu. Ir dar mes čia stumdėm, skylės netitinka, taigi nuėjau nuo šitos mašinos kaip gali netitikti. Ir po to ateinu žiūriu, kodėl tas signalas į viršų žiūriu, nu čia lempa dedasi. Bet prisisuko? Prisisuko. Čia profesionalas tik galėjo tai padaryti. Jūsų nuomonė? Stipru. Žiūrėsim, ar Gintaras padarys, ar reikės. Padėsi tau? Aš noriu pažiūrėti, kaip chebra treniruoti. Kaip kebuliniai darbai vyksta. Taip. Spanė. Čia kažkas. Salė jaučiu tu nuo grūda kažkokias mazdas stumi. Ai, jau šakis. Ant bicako. Ir kaip serija sekasi? Kai arklį? Nutrauksim tą. Pala, gražiai. 1, 2, 3. Iš šarzgono paleisk. O, Nutrauk tą. 1. Ne. Jūs nevienodai įtempimą Matai, paleiskit virvę, tegu būna. Paleiskit virvę. Matai. Kur man laikydavo? Netrauk. 1 iš šarzgono. 1, 2, 3. Reikti čia. Ne, viskas, ryšam prie Duokit, mašinos, kitaip nieko čia nebus. Vytai, pabandyk. O, reikia. Įgriūsi pasistengti net mokslas. Žiūrėk, gerėja. Tik tai reikia kažką užsigiduok pagalio. Pagalvė. Tai šitą, va. Nečiuk apie mane vis tiek. Toks ir minkštas tas balkis, ne? O reikia pažiūrėti, gal originalas taip ir atrodo, gal jis nelinkys. Ne, Ištiesinė. Geras, visio gerai. Metalinį pagalį jį perkė. Žodžiu? bet jai Kažkas be dantulį. trenkt reikia, kad būtų virvė laisva. Žiūrėk, jūs remkitės kūną, ne iš raumenų kūną, o tiesiog va taip. Trankos neištraukia, eik, tu su jumis čia trauk, ne, aš nežinau, net nenoriu čia Su stovėti. ko įdomiau jūs salėje, ar su treniriuku, ar su Vytu? O, jau paėjo. Kas čia pritreniruoti? Ištieskit rankas geriau, ištieskit. Man ištrauksi petį paėt. Vum, pala. Futbolai. Jo, nes dabar 1, 2, 3 ir žiūrėk. Ne iš rankų, o iš kūno. 1, 2, 3. O! Aš manau, kad ryšim prie mašinos ir nebe. O, Lenkėsi, Hebra. Jo, beveik. Davai, dar. Nu, davai. O, užsikūrė. Nu, Nichu. ką tu čia dabar darai? Dabar aš Klausim. šitą
šitą šiaip reikėjo neuždėti pradžiai man. Kad tu prie šitą tai. O jūs pastebėjot, kad spalva truputį skiriasi? Kur? Čia, va, tarp sparno ir... Perėjimo. Tai perėjimo reikia. Nes... Saulės pastovės susivienodė. Nes sparnas su kapotu, tai tvarkingai. Tik tai ten ir dur... Nu, bet nieko. Ką darysi? Lauką važiam. Temps priekį. Jauna labai. Ir pavirvė, ne? Čia būtų buvus, nebūtų kliovų. Supratau, nutraukė, ne? Jo. Nepaėdė, keisim man. Meistras? Meistras. Maestro. Maestro. O, atsargiai, stiklas gali dušti. Tik trūksta aplinkui visų detalių ir viskas reikia. Bet ir retriais, jau galima važiuoti. Nu mes pagal kapotą suvėsim viską. Bet kapotas kaip tateškės naujo, žinai? Ne, čia toks iš biudžiuk ir faros. Ėjo, davai dedam tataškės priekį. Gal geriau į balą, bet ten ją nuvarom. Šarūnas nebūtų Šarūnas, biški truputį tuningo motorą padarė. Ką ten padarė Šarą? 2 litrai dizelį dėjom. 2 litrai. No. 2 litrai. Bet ant tokias mažytės eis gerai, ne? Ne, čia 110 kW tokiam kibergiui. O jeigu lipuką dar užpiliuosi? Emkis. Emkis. Ant galo. Bomž paketą. Jo. Tai bus dar plus 20. Ar pliukų. Padeda ar ne? Šo? Ką? Jeigu lipdukus ant šono, tai... Ne, ant šono ne. Ne? Ant galo. Tik ant galo. Ir ant vairo dar gali. Ir dar numeris 335 reikia uždėti. Ir popkorną. Jo. Atskabėtų kaip skarbonkė. Ir baltos spalvos. Kokios? Baltos spalvos. Sidabrinė. Ai, sidabrinė. Ką jis čia neprisisuka per šoną? Ne. Neprisisuka per čia? Tik apačioj viršų ir čia. Aš irgi kažkau to varsto, žiūriu, kad nieko nėra. O, čia buvęs. Va, prašau. Dabar žiūrim, dar žibintą reikia pridėti. Va. Nu, surinkau čia primatavimą. Ant kameros kitaip filmuoju, žinok, kaidelį atrodo. O, pažiūrėk. Galėtų būti visa žalia. Jo, šiu. Gerai atrodo. Realiai, čia sparnas dar apačia neprisukta, bet čia jau tarpas daugiau mažiau galima žiūrėti, bet nereguliavau pilnai dėl to, kad žibinto priekis neprisuktas. Tai čia dar bamperis giliau pasistums, žodžiu, žibintas dar pasireguliuos. Bet norėjau pažiūrėti, ar snukis negreivas iš viso bendrai iš šono. Plius dar neturim dešinio sparno, tai uždėjau seną ir žibintą įdėjau, tiesiog prisukau varščiukus, tai kad laikytųsi vietoj. Rytoj gaunam naują sparną, dedam sparną, viską susukam, tvirtai, jau daugiau mažiau ir važiuoja pas Eriką dažytis. Tai va, tarpai čia dar nėra galutiniai, bet viskas yra gana neblogai. Bamperis yra neprisuktas iki galo dar sparnas. Čia sueina, čia eina, čia panašiai kaip Mazda iš tikrųjų. Nes nu realiai, čia biški išplautė, čia biški siaurė, bet plus varžto vieno krūstą. Čia panašiai, čia irgi panašiai dar reguliuosis. Čia tarpo nėra, bet apačioje ten reikia reguliuoti. Iš esmės tiesiog reikėjo pasižiūrėti, ar tinka detalės ant mašinos sudėti atgal į vietą. Ir laikiklį pasirodo nupirkom ne tą, bet susikels iš apačios prisisukstam 2 varžtais ir bus ledas. Galima varyti į dažyti. Dažys Erikas tikriausiai.
Nespėjau iš tikrųjų nufilmuoti, bet 91 BMW yra parduotas. Mes jį nupirkom už 2680, o pardavėm už 3,5. Tai sakyčiau, visai gerai paėjo. Įdėjom į autogido skelbimą ir realiai kitą dieną jis jau parduotas. Matai, vyksta viskas. Bum, bum. Žodžiu, einam dabar kontempliuoti dalykų, nes iš tikrųjų pasiūlė, aš kažkada pats norėjau tokią mašiną pirkti. Tai rytoj per pietus važiuosim pažiūrėti variantą. Ką yra? Tavo asmens kodą reikia patyrinti, kad tikau. Važiuojam pirkti mašiną, įsėdom, sako, kamerą paėmė. YouTube. Užsakinkite duris, ponai. Aš užrakinau, tu patikrinai? Ne. Manau, kad užsirakina. Kaip proga atsimint naują matą. Kad galvoju. Bet ne šiaip Volkswagenas. Žinot, kodėl man patinka šis modelis, nes raudonas. Ką reiškia raudonas Volkswagenas? Reiškia GTI. GTI. Per kamerą labai gerai matas, kad duris kitos spalvos. Ir taip matas. Tokie va reikalai. Volkswagen Das Auto. Žodžiu, čia yra, net nekomentuosiu, parodysiu, čia yra GTI. Padangos vasarinės, viena nuleista, biški. Kompresijos nepasėmėm. Aš nesenai, taip irgi vaikščiau. Čia. Žodžiu, turi dangtis dažytas ir baisiai nudažytas ir prišpakliotas ir čia. Ar karametrį palagalinti? Jis visas dažytas. Last trip I did it, that was when I did these things. So it stands from What you did to yourself? What happened? Football? Okay. couple weeks after. When you think that you are still, kai tu galvoji, kad tu dar jaunas ir... Žinokit, puikiai žinau, ką tai reiškia. Žinai, kas yra? Prašau. Žinai, kada yra senatvė? Kai prieini bordiūrą ir galvoji nulipti ar nušokti. Žinai, kada yra senatvė, kai keldamasis iš mašinos skleidi garsus. Pradės skleisti, tada yra senatvė. Žiūrim Golfas. Trūksta biškai? GTI? Gerai, tikrina škar vertikalą. Šiaip tokia mašina. Čia ne šiaip dizelis, tai jį verta ir pasiremontuoti. Pasivirins lenkščius. Ir žinai kas? Nėra lipduko. Jo, neužklijuotas kėlų numeris. Tai reiškia, Kas dažė? negamykliškai jie. Tai kad ten negamykliškai. Čia lik naujų metų. Yeah. That's interesting. Did you saw a history of your car? No? Nah, but I think he had some damage in Vilnius that was reported. Yeah, I see from here. Yeah. You can clearly see that it was smashed or something. Yeah. Odometras viskas ok. Amerika. Mileage is okay. Accident was... it's from USA, yeah? No? No, it should be a Vilnius car. European? Yeah, like No. from Vilnius. He has the papers that he was bought in. In Lithuania? Yeah. 221, nu vėliau pažiūrėsim. Let's see. Žala 500 Estijai. Estijai buvo In jisai. Estonia? From Estonia. Yeah. It was crashed in Estonia? I think so. He was. There are some documents that he was 250. bought here, I think, and he was sold to Estonia also. That's some like Estonian guy. Okay. Žiūrėk, Lietuvoje registruota, bam, Estija. Ai, žala buvo. Ai, bet Estija ir buvo parduota. Parduodama. Tada vėl Lietuvą grįžo. Jau grįžo atgal pas Keliaus. savininkus. Oh, right. It's alive! Alive! Variklis nekala. Pradžia nebloga. Kapuotas, nesupuvęs. Jau čia bus pakeistas. Pasakysiu taip, jisai gunda dėl to, kad yra GTI, bet jo kėbulo būklė yra tragiška. Neaišku dar kaip įsivažiuoja, bet sakė apie 190 kW šią atsukti. Nežinau, kiek tai yra tiesos. Kamas tai? Nežinau, skaičiau. Slenkščių keitimas, kiek kainuoja sparnai ten. Nu, taip, žinai, bendrai paėmus, aptvarkyti, kad jisai tiek praeitus, čia daug labai nereikia. Reikia būtinai slenkščius pakeisti,
pažiūrėti važiuoklę, visą kitą, bet dėl visų kitų jisai praeis. Bet iš esmės tą padarius, jisai bus tik tai baisus golfas, tiek neapžiūrės. Niekas nesikeičia iš esmės. Baisiai. Čia blemba šveitė, turbūt sušluota tą mašiną, tada prieš dažymą. Gerai, jo vidus. Tai buvo subus įdėtas. Nes laidai yra? Yra. Bet šonės, kur nieka. Gerai, dėkui, žiūrėt, man. Čia va, dažyta kampas. Reikia taip pat. Ir užpoliruota. Nu tai čia dar, bet rudelės lenda. Durys kitos spalvos. Nu jis toks GTI, bet visgi golfas. Sparno iššakės, slenkščių iššakės. Šiaip jos slenkščiai yra supuvę. Čia... Nu, blemu, čia prie jo, tiesą sakant, yra reikalų, žinokit. Nežinau, ar matosi, bet... O! Visiškai slenkščio nėra priekį. Nu, taip, jeigu nuoširdžiai, kėbulas negyvas. Tai iš esmės jisai labiausiai tinkamas turbūt gal ardymui, kam reikia GTI motorą. Variklis turbūt nepigus jų yra. Aš nežinau, nesidomėjau. Greičdėžė, salonas. Saloną irgi reikia tvarkyti. Gaila tokios mašinos. Šiaip labai gaila tokios mašinas, kad jinai taip supuvo. Nes būtų visai smagus miesto automobilis. Šiaip labai smagus. Jisai yra smagus. Jisai ir dar paburtas. Su savo niuansais. Jisai yra smagus. Tai forma? Ne, tai ždaug negazuos. Jau karvertė kalamatė. Gerai, duokit mums pasitarti ir tą pranešim, ką mes čia mąstame. Nupirkom golfą. Tai gal bus mano, čia pirma mašina. Žodžiu, nupirkom golfą. Pasiūlėm 1500 eurų. Už GTI čia yra maža kaina, bet iš kitos pusės iš GTI lygiai tik variklis ir važiuoklė. Bet gaila mašina, aš noriu ją prikelti. Realiai golfo detalės kėbulo išorinės nėra brangios, brangiausias yra darbas, tai yra vyrinimas ir dažymas. Manau, kolegos iš Vilkremos galbūt mums pagelbės, nes jie irgi prijaučia automobiliam ir retesniam automobiliam, čia yra šiek tiek nestandartinis tas golfas, kad ir kaip bebūtų, tai raudonas golfas. Raudona mano mėgstamiausia mašinos spalva. Tas nepaslaptis Instagram'e mes mane matė turbūt, kad raudona mano arkliukas ant mašinų. 1,6. Ir paskui, kai mašiną parduosi, tipo visi pinigai tavo, tai ačiū nieko. Ne, tada tai aš taip tada ne. Žodžiu, visai, šiaip labai smagus pirkinys. Nesitikėjau, kad gausim tokį pasiūlymą. GTI, tai beje, vienas pakomentuosiu trumpai. Gerai, saulė apšviestas, wow, deginas. Vienas sekėjas pas mus e-shop'e nusipirko chemijos automobilį ir atvažiavo pas mus atsiimti, nes gali pasirinkti atsiėmimo vietą. Atvažiavo pas mus ir pradėjom šnekėti. Įsišnekėjom, žodžiu, su visais, kurie atvažiuoja, turim apie ką pašnekėti. Tai išsikalbėjom, sako, mano draugus turi GTI 5 ir nori jį parduoti, nes jisai jam nebereikalingas, nusipirkęs kitą mašiną ir, žodžiu, jinai tiesiog stovi. Nuo lapkričio mėnesio jinai stovi. Sakom, nu kažkaip skamba brangiai GTI. Sako, nu jisai toksai parūdyjas, sako, nu, žodžiu, jam reikia daug rankų pridėti. Sako, galbūt ir gerą kainą sutarsit. Tai va, ačiū jam už pasiūlymą. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah.